Hejo, ponios ir ponai, gerbėmieji, mylimieji ūkininkai ir neūkininkai, bet visi mylimieji. Šiandien mes skutam žemelę ir žodžiu, turim tokį aparatą čia už manis dabar, McCormick'o. Tikon hebrid gavom tokį McCormick'ėlį pamėginti. 310 arkliuzų. Čia varimt uždėts ant priekį, 1,5 tonos sveriantis, toksai svoriuks. Pats traktoriuks atrodo šitep. Šiaip gan didelis yra, čia jau tas didesnis skaitas. Čia kaip būn Deutschas 9000, man atrodo, ar koks ten. Tai čia jau ta didesnis toksai. Hidroporos maždaug šitep. Visokios temčių, visokios rimtos temos, cilindras toks rimtas uždėjęs, čia tarkim plūgui kabinti ir taip toliau. Kuturis čia prikabinimo priekabos, purkštuvą turi. Mes aišku užkabinamo pusėlį, nes mes neturim su kuo ją patraukti ir mums įdomu buvo išmėginti tų traktoriukų, kaip jis eis su to 5 metrų daiktas. Gal yra naujų žiūrovų, tai mes dirbam žemelį su toj pusėlį, raginis kutikėlį žodžiu, kaip ir minėjau, 5 metriukų. Rims daiktas iš tikrųjų, rėms, baisiai rims, galite pamatyti stors rėms. Tokie ragai jam čia yra. Realiai jis yra dabar 1,5 metų kažkur senumą. Tikrai rims daiktas, žemė gerai sudirb. Rags mes leidžiam kažkur apie 15 cėmų bandam plius minus. Pats McCormick's turi toks plačius padangas galins. Tai sakykime jau realiai dublių nebereik. Tokios yra dedamos padangos, kad vietoj dubliukų. Taip jis iš šoną visai nieka, tikrai dizainas visai nieka mane. Trump bazė tokia yra, bet ne krata. Naujas traktorius, visokios naujos nesąmonės. Gerai amortizuoja kabin ir bla bla bla. Tai fainiai įsivažiuoja. Taip atrodo. Opa, McCormick. X8 631. Tikon, šokam į vidų, parodys kaip viduj. Op. Čia biški mano betvarkėlė, nekreipkite dėmesį, bet įlipus į vidų turim tokį kabinutį. Vieno ekrano, antro ekrano. Gan erdvi, iš galo nėra daug vietos, bet priekį ir daug vietos. Turi kibirų maistą pasidėjęs, kaip raudonkepuraitės. Susirenka man atiks, traktorių užgesinysės, kad moto valandų nekalčio žodžiu. Ir kad galėčiau ilgiau padirbti, veisti hebra iš kitos planetos. Užeinam, užsidarom duris, tik rankenėlio durų. Bats! Uždariu kaip ir. Kai nori išlipti iš traktorius, tu turi pasilenkti, pasiekti. Nežinau, gal aš trumparankis kažkoks ar kažkas. Kas įdomi, pas mums Deutschas tai nėra, kad masį gali išjungti kabinoj. Čia gali kabinoj išjungti. Čia lempos yra. Užkurim, toks žodžiu, ričiagėlis, greičiui, čia užsiprogramuoti mygtukam, tes pasidaręs ant šitų 2 mygtukų, skutykų, kad nuleidinėti, čia greitį užsiprogramavęs, čia automatinis vairavimas, tas greitis sukims vaira, kaip jis ten vadinas. Ir čia visokių bajarūzų yra, čia toksai orankėlis, turim čia kolonks, muzon šiaip prastokai groj, čia magė, bus atvir šitoj vietoj, galvoju, muzons geriau gros, bet nelabai gerai groj. Bliam, bet nutikėjus naujas traktoris, plus dabar čia tokie sudėtus, sako pliš, bet vadinas, kad komplektacija gal nėra, gal pat geriausia ar kažkas, tiesiog groj. Su mano X 28 metų nepalygins, kur tas bus avyks yra, ten plėša baisiausias. Dabar išmėginsim kėdutį panom, tai jeigu turit panų, ar jį bus patogu. Pan tik pasėdės čia prie jūsų. Visai neblogai iš tikrųjų. Kojom vietos yra, iš tikrųjų, net man tipo yra. Pan bus žemesnė greičiausiai. Biški atlošą trūks nukaryti, Aišku, čia ne tas daiktas, kuriam reikia komfortą apžvelginėti, bet vis tiek įdomu, ar patog, ar ne. Man tai pavyzdžiui svarbu, kad minkštai važiuotų, kad muzonis gerai grotų, kad čia fain būtų dirbti, sėdėti, izoliacijai labai svarbu. Tikrai svarbus dalykai, kaip ir mašinų perkant, o ne tik tas, kad kaip čia traukia. Galbūt viduje šūs, bet svarbiausia traukia. Ką žinau, vis tiek svarbu, ar malonu, dirbti su tavo aparatu. Tiku, užsikuriam dabar jį, opa, sėdynę prisipumpuojam, nuspaudžiam sankabo. Opa. Kabino iš tikrųjų til yra, viskas fainė, čia kaip minėjau, tokia bairė yra. Sistema tokia visai įdomu, šiaip dizainas man patinka šitos sistemos, sakyčiau. Čia meniu toksai yra, atein čia. Čia visokie engine bairė, Čia tarkim reguliuotis hidropors, visokia tokia sistemytė. Čia tepalą, padavimų, greitį, žodžiu. Ir visokių daug niuansų, čia per daug neįsiplėsim, čia transmission,
gali susireguliuoti kruizą greitį, aš jos pasidaręs 13,5, kad tokį greitį ištrauktų skutikėlį. Tai va, naviguojant va toksai, čia blemba sorry biški šviečia. Šiaip gan patogs sistemytė, čia kaip ir minėjau, automatinį vairavimą turim. Dabar, man atrodo, man išsijungia šits, jo, tai reikia man šitą įjungti, man atrodo, daiktų. O, įsijungia. Tai va, dabar įsijungia tų greitų sukimų. Tai va, realiai, žiūrėkit, susuk vienu kartu, antru ir jau visas vairas susisuk. Nu, žiauriai, patok, greitai, baisiai susisuk. Šit žiauriai geras daiktas, nu tikrai žiauriai geras. Kondiškų čia turim, biškai pasimažinam. Žodžiu, man visai patika, žiūrėkit, va tokia va funkcijai. Čia yra vairo nuleidimas, tipo. Paspaud ir va leidės vairu. Opa, paspaud, vairs pasikeli. Nu visai prikolas, čia užrakts toks. Opa, va nusileidė. Visai fainai, sakyčiau. Tu durns, hebra, aš ieško, kur man atsirakin hidroporos. O pasirodęs buvo atrakintos ir va čia deg raudonai. Aš galvoju, kad deg raudonai čia užrakinti yra. Nu durns bambuks, karoči. Tiku, mano, kad reikia pradėti lėkti. Tai pavarovą į priekį įsijungiam. Spaudžiam auto. Dabar spaudžiam įsileist skutykų. Įsileidžiam ir spaudžiam greitį. Dabar jau važiuojam tikrai, hebra. Žodžiu, nuo kalną traukti gerai, žinau, 14,5. Nu nereikia greičio, aš esu nustatęs 13,5. Skutikėlis va tokioj temoj maždaug va. Gerai, šiaip gražiai, šiaip skutikėlis šit sudirb tikrai. Lėkštės ant 3 nustatytos. Pačiam traktoriui girdžias toks visa toks kaip hidraulikos garsus. Bet sakai, taip jau yra, taip, kažkodėl taip yra. Nu jis nėra, kad mane erzintų, nes izoliacija vis tiek neblog kabinos tikrai. Veidrodėlė va tokie platus, skutikėlis gražiai va taip pavirčytas žemelis. Vairavims tiksliai veik, 5 cm nustatytus skutiką yra plotis. Tikrai gražiai dengi, nepaliek jokių stripelių. Faina kur dairais, kaip sako. Važiuojam va prie lauko galą, išsijungia aš greitį dabar, kad neįvažiuočiau į tos krūms ir pasikeli skutikėlį vien žodžiu. Ir susisukam. Va tas greits vairas susikims va dabar ir pasimata. Va čia bam, biškai papasuk, bam, susisuk kiek nori. Spaudžiam vėl auto, įsileidžiam skutikų, įsileidam ir duodam gaziuką. Ir lakiam. Ledovai. Čia vien žodžiu ir paskutinis pupų lauks, kurį sėsim ir neaišku, ar pupų užteks. Biškai per daug gal būsim pardavę. Va, toks va vaibelis maždaug. Rankytę va čia, greitį nusijamam, susukam vairu, bam, jau susisukia ratą vis. Pasikeliam skutikėlį, bam, važiuojam. Į kitų pradalgėlį dabar, bats, šič. Nu, galim ir ant ekraną spaudyti, bet galim ir čia spaudyti, aš spaudžiu ant vairą. Vairavimu, įleidžiam skutikų, bats, duodam greičio, bats. Ir tiesiog turiam toliau. Ir čia jeigu ką tikrai nereklam šitą traktorį, čia tiesiog atvežė demo, pasibandyti kaip įseinžinai. Bet esmė to, kad mes galvojam tokį varkį, kad atiduoti senąjį traktorių ir pasimti naujesnį, bet tas senasis traktorius gaunas, kaip žinai, pradinė įmok tipo vos ne. Ir vat šitaip kažku mąstyti, nes mums jau reikia galingesnė traktorė tikrai. Blemba, man patinka kaip dirb navigacijai, gerai dirbi, iš tikrųjų labai gerai susigauda pradalgį, kai paspaudžia auto mygtuku, kuris ir činai ir galim dar ir čia ant ekraną spausti, bet, o, netyčia išjungiu. Nu, tu nesveikas. Išjungia vairavimą ir dabar važiuoju be vairavimo primesti. Eik, tu, na, nu, koks greit. Va, tokį nesąmonį čia padariau. Per greit važiavo ir tipo rašo, kad nepasigauni, tipo jisai. Oi, čia blemba, mūsų šlaps laukšys mat baisiai yra. Tai turi atvaryti melioracijų čia daryti. Išdraski šitų laukų, galvom, kad atvažiuos anksčiau darytos melioracijos, bet mes dabar jau nebegalim laukti, žinau, kol jie čia atvažiuos, nes reikia sėti pups. Daug kūrarį, 200 litrų įsipilam, buvo tušis baks, 200 litrų net nebuvo pusę baka. Kiek suprant, šitą traktorę baks kažkas apie 500 litrų. Šiaip gan didelis, ne? Pasakykit jūs man, mes kaip neturim, žinoma, tokių didelių traktorių, tai pas mums didžiausias gal X baks.
kažkas apie 400, man atrodo, telpa. Nu, bet gan logiška, daug kūro ry, nes sunku trauktiem čia. Šiaip pats valdyms, rankyti čia uždėt, gan patogiai. Max Speed šitą traktorę yra. Tam greitis, kabin gerai amortizuoja, o taip tai žinai, yra viskas, ką reik, tipo. Nu šiaip atvira, nu, kaip traktoris geras, nu žinai, naujas daiktas. Vis naujus daiktai dažniausiai būn gerus, ta pat nauji Dacia ger, kur seniau atrodydavo, nu blemba, ne kažką mašiną, nu bet nauji turėtum, važinėtum ir galvotum, net taip ir blogai čia žinai tą Dacia. Taip jau yra ir su tais traktoriais. Va, žiūrėk, kaip žemės verčiasi skutikėlė, vats, kad verčiams. Gal aš biškai per greit važiuoju, dabar greitis yra apie 14, gal užtektų kokį 12 važiuoti, ne, kaip jūs galvojat. Kūro suvartojimu varoda maždaug valandai 8 litrai, tipo momentinis roda. Nu, sakyčiau, visai daug, ne, kaip jūs galvojat, 8 litrai, blemba. Į mašinų tiek įsipylės, gali važinėti kokį mėnesį, va supėš, ten 5 litrų baks, man atrodo. Ačiū va, per valandų. Žiaur. O žodžiu, magė taip pat patok va yra, toks va meniu, aišku, radijas yra, bet aš fansės klausyt ne radijos, žinai. O eik tu savo, atsijungia. Kažkas gal sakysit, eik tu čia nereik tam traktorimų zoną, čia reik traktorę variklę klausytis ir bla bla bla. Nu hebra, man tai reik muzoną, man patink muzoną klausyti, ar kad ir ne muzoną, ar kažkokį tai podcast'o ar audio knygų. Nu kų hebrit baigio, jau gelton lemputė deg kūro, vienžodžiu apsėjo 8 hektarų su biški ir vienžodžiu sudegina apie 200 litrų primetat, nu vat kažkur su tiek kūro mum atvežė jį. Blemba, šiaip daug kūro sudegina, eik tu savo. Kaip jūs galvojat, daug čia kūro ar ne? Nu blemba, 200 litrų ant 8 hektarų. Sunk traukti, aišku, čia yra faktas, bet daug sadaros. Sulankstims yra ant hidroporų, dabar nebeatsimenant kurių, bet pradžiai pasikelsim ne vols, o lėkšt susikeliam va. Lėtai, nu galėčiau daugiau uždėti tepalą padavimą, bet gerai ir taip nelaužant, žinai, gražiai susiskleidžiu. Opa, kablė užsikabina, lėtai. Kų dar čia galim padaryti? Nežinau, nu tik 4 ratus įsijungiam, mums nereiks, tadom šitų E-steer išsijungiam, nes šino kelio nuvažiuosi su juo ir viskas, galim užsirakinti hidroporus, kai jokių prikolų nebūtų. Tai va, skutikus susilankstėm. Traktoriuks irgi stovi. Šiaip pats traktorius tai man gražus, nu tikrai nieka, aš neturiu ką pridurti, gražiai atrodo tas traktorius. Didelis toks raudons, man raudons spalva patinka. Įtėmui šį prie tą skutikėlę gražiai žiūris, bet trūks šiek tiek galios. O dabar pats lauką išdirbims, tai va šitaip susidirbtas laukelis. Tenai į kalną viršų mes ten turim molę daugiau, aš čia labiau toks tiesiog juodžiami sakyčiau. Ir labai sausi yra, įdomu kaip būtų, jeigu šlapioj žemėj tektų su juo patraukti. Būtų dar sunkiau jam, turbūt. O čia turim va 2026 metais va tokie autobusai važinėjai, nežinau, 85 metų gamybos šių įmirsus, normaliai, ne? Lietuvoj. Tai pasakykit jūs man dabar iš ką pamatėt, ar šiaip iš bendros patirties gal esat bandę, kaip jums tas makormiks, parašykit. Čiuptumėt jūs jį ar ne? Tai va toks va makormikėlis su kovos randais, purvins visus, išsidulkinis ir dabar šokam į vidų. Žiūrėkit, dabar važiuojam kely. Blemba til kabin, kely tikrai malonė, jokia užima, biškį įsturtų savo zvimbesi tokį, jeigu girdit, žinai, backgroundan. Tai konhebrit priparkaca šį dar čia. Rytoj dar vienu laukelį apsidirbsim, dalyką mum biškį tų moto valandų. Aš jau su juo dabar nebedirbs, varys aš sėt pupyčių, Jūris galės pralėkti, nes Jūris čia pas mum žemė dirba, bet aš norėjau išbandyti ir pasidalinti su jum. Nu, būtų įdomiau su, žinai, daugiau visokių aparatų palyginti ir pažiūrėti, kaip čia kas prie ką. Gail, kad ne 3 kemarklių, nes būt galim buvę pajausti tų tikrų, žinai, vaibelį, kaip jis traukia. Faktas, kad
tie 3 kem tipa nėra tikrus ten, tai nežinau, kiek jų ten yra tikrų, nu gal 3, nežinau, kaip ten skaičiuoju, bet čia marketinga kažkokia nesąmonė yra. Su ties pačias Deutschfahrers tipa yra tas 3 kem jų galingiausius, bet ten tipa netikrų 3 kem. Tai nežinau, hebraš, tos jų politikos nesąmoningos, bet va tefa yra. Tikų. Apžiūrėjom makormikų, va toks va veidelis. Ir lėksim dabar pupyčių pasėti su Iksiūn, kuriam ir žiaurus bosavyks ir žiauria kalian muzonus. 6.5 hours later. Nu kūkė bryt išleidžiu, jūri va su makormik, gerai tas makormiks atrodo, durns. Gražus traktorius nuo šona. Gerai žiūrisi su to opus, nu jam tim tas opusas tikrai. O ku mes šiandien su Iksiūn, su to ledyn, su tuo vienintelį varam sėti pupačku. Čia yra rimtas traktorius, su bosavyk ir visas kitas čia per bombasą, žinai. Singularų turi, kuris gal šiandien veiks, mes nieko nežinom, čia jisai kaip saka su manim nešnek, bet čia priklauso jam nuo nuotaikos. Seną gerą balinavą pasiemam, nes negali iš kiemą įsisukti. Ir vsiu, toks žinios. Užsirakino čia visko. Ir dabar išvažiuojam. Šiaip gan laimingas, nes šiandien yra paskutinė pupų sėjos dien, jeigu viskas. Palei plano 18 hektarų. Ne 18, biškai mažiau 15 hektarų panašiai. Ir tad bus lygiai grykė, tik tas 20 hektarų. 2 savaičių bėgi mano sėsim gryks. Tai per daug čia žinai, neapsikraunam tais grikinoiderės. Ir aš laimingas, kad aš galėsiu sėsti prie kompą ir susimontuoti video, kuriuos noriu jums parodyti. Tai va, kaip va tokios žinios, nes, sorry, kad videką vėluoju biškį, aš nespėjau, žinai, nes keturankis tikrai, žinau, kad nestinginys, daug dirbu ir tie darbeliai daug laiko užėm. Ūkį, žinai, kūrybą, dar dabar gavau pasiūlymų ten žodžiu, tokios laidos vedėjai, bus dabar. Tai esu labai dėkingas, kad tokią galimybę gavau. Tai realiai va tokie dabar 3 darbai gaunas, kuriuos turi nudirbti, bet kaip sako, kol jaun, žinai, reik medį lenkti. Šiaip niekad neįsivaizdavau, kad aš gaut galimybę laidų vesti. Darant. Aš net niekad nebuvau pagalvojęs, jaučiu, kad bliamba gal kažkas bus laidos vedėjas, nes atrodo, gal aš tą nesugeb, žinai, nežinau. Ir aš aišku tų pasiūlymų priėmiau, nes aš čia toks žmogus, kuris nemėgs komfortą, stengiuosi realiai daryti dalykus, kurie išvestų mane iš komforto zonos, kurie priverstų mane tobulėti, nes tik taip, žinai, gali tapti geresniu žmogum ir daugiau pasiekti. Bet čia, žinai, gerai prasme, ten aš nežinau, kad bandyti kažkoks nesąmonis, kad išeiti iš komforto zonos, ne, bet va toks va, žodžiu, iššūkį, žinot, va iššūkį. Tas pats būtų maratoną nubėgims, sudalyvavims kovos menų varžybos, arba iš profesinės pusės va, tapims, kad ir ūkininkų tapims, kai nes ūkininkų. Čia irgi žiaurus išėjims iš komforto zonos. Tai va, kebryt, mėginkit visas toks dalyks, jeigu atsirand galimybę, tikrai bandykit, nedvejokit. Ir viskas bus gerai. O jeigu ir nepasiseks, koks skirtums, nes vis tiek bus bandys. Visas atvejas čia yra laimėjimai. Tai taip ir gyvenam, hebra, taip ir gyvenam. O dabar čia turim greiderį, kuris greideriuoja keliu. Tik nežinau, ar labai gerai, bet negali gal skūstis geriau negu nieka, bet esmė to, kad nebuvo lietus. O kai nebuvo lietus, ar greideriuoti ir labai gerai? Nežinau. Čia jau jūs man pasakykit vien žodžiu, ar čia labai gerai yra. Ir esmė tokia, kad man reiks prasilenkti kažkaip su juo. Tik vat nežinau kaip. Jis gal manį praleis, ten toliau bus posūkis, o jeigu nepraleisti, tai nežinau irgi žinokit, kur čia reiks daryti. Guldam spidaku, 9 greitis. Nestabdam vien žodžiu, baisiai lėkiam, žiūrim kaip kelių greideriuoj, domimės greideriavim, gal tapsim greideristas, nežinom. Būtų galim savį vadinti Mr. Greider, ponas greideris, ponas žvirkelinis, žvirkelio tvarkytojas, kažkaip taip gal. Kartais būna labai prasta nugreideriuoj, atvarą, biškį paviršių prabrauk ir duobių neužlygin. Nežinau, kodėl taip daro, ar nebėra pagrindą tam kely, ar kas, bet galėtų biškį žvyrą užvežti. Nes ir tokių vietų, kur greideriuok, negreideriavis, jie nugreideriuoja ir ten duobės vis tiek. Tai ar čia taip yra, ar jie nemok, va irgi nežinau. Bet, kaip saka, ir kaip yra, svarb greideriuoja, svarb bent kažkų, žinai. Opa, žiūrėkite, elektrikoje.
prašau, sugrūskit tos stulps tarp žemė, o ne ant tų stulpų, nu taip durnai tie stulpai yra, nu tu durns. Nesąmonė tie stulpai. O greideris vis dar vilkas, jau koks 2 kilometrus, bet kas jam, jisai verchatur yra, jisai, žinai, jam nelabai įdomus tas traktorius. Saka jisai, nu, vilkis gaidelį tu už manis. Manis saka, tu neįdomus. Nežinau, čia mėginsim tu greitai rytoj pervažiuoti, man atrodo, per viršų. Čiui mėgins, bet nefilmuos. Nu dėkui, kad praleida manį po žodžiu 4 km vilkimasi, nu, dėkings. Žodžiu, hebrid, yra toj kvarkė, ant laisvų, girdis kalenims toksai. Va. Jūs girdit? Kas čia gali būti? Ar vožtuvai, ar cilindrai? Uždėjus gazą nebėra, bet girdit jūs toksai? Klik. Nebūdavo ta tokia garsa, aš nuoširdžiai žinau, kad ta garsa nebuvo. Ir žiemė šiandien, dėl ką šitas garsus gali būti, ten klausėmės, bet neaišku. Nu nežinau, aš išvariu vis tiek sėti. Klaidų jokių nemet, viliuos, kad nebus kaput traktoriui ar kažkas. Purkštukai dar gali būti, jeigu kūro filtras kyšos, bet šitam traktoriui kūro filtras keistas. Nu bet keis rudenį, gan jau gerai bus. Vilkon hebrid atvarėm ant lauko, vėjas, žiauriai didelis vėjas. Nusimsim dabar šito apsaugų čia. Opa. Žodžiu, čia reikia priparkuoti. Reikia pažiūrėti, kokie reikalai čia su pupom. Ai, čia polna yra, nes šiandien nuo ryto aš ne pats pylios. Biškį išsilyginti reikta. Pakasam pupyčio. Gali būt, kad biškį kyšis. Man seklavom, nes šitos pupas turi daugiau šiaudų. Žodžiu, praščiau atvalytos buvo biškį. Nes mat yra šiaudų, matat? Va. Visokių tokių nesąmonių. Šiukšlėlių tokių. Nu. Uždarom duris. Ir close the door. Ir lipam į tų žvėrį. Singulars kaip visad nevik, nes yra šūt. Kaip visadas trantalėts nevik. Trans, realiai, nu, trans. Galės kažkam padovanot, hebra. Galėsit jūs vargti su to trant. Nešina darns, nebestum. Trant. Nevik, aš negaliu, mane erzin. Čia geras lauks, darns, pažiūrėkit tiesiai, nu čia kaifuju būtų lekcijo, tipo, nusakykit, ku norit. Bet čia yra trans. Ir kitą vardą jis nebeturi. Saulė šviečia, bet nuotaikos jam nėra. Nu, it is what it is. We're gonna drive with the hand. Bahūriškai, va tokia uždėjo rankytį, išmėti. Panom tos navigacijos, dėl to aš nenaudoju. Šiaip ta navigacija, tas šūts yra. Rimčiausi bahūrai vairuoja. Galvojat, aš naudočiau jų, eikta. Nebepasakokit. Žodžiu, šits lauks yra iš 3 dalių. Va čia, kur dabar važiuoja toks smėlis, ten į viršų molis, o va ten už manęs žvyrs. Tai šitam smėlį kišasi jauk, pamatas, kad kišasi jauk, bet vis dar tikiuosi, kad išmėtis, nes turbūt labai giliai lyst pradėt. Tadom šitam molį sunkiai trauk, nes tiesiog sunkesnė žemė ir aš jau atvažiuoju su užsikišusia jauk ir vienžodžiu čia į kalną reikia važiuoti ir taip sunkiai jis važiuoja, žiūrėkit, va. Dūst, realiai, va, 8,9 ir jau krenta apsukos. Nežinau, kokį gylį optimalų reiktų pasirinkti, nes vienur gerai traukti, kitur sunkiai traukti, nežinau. Žodžiu, skirtingos gylios bus pasisėjai. Aš jau ir taip pasikėliau pusę jalkų biškį, baisi, supranti, kyšės ir galvoju, nu nafik, čia tikrai nepasėsim, nes jau kelis kartus buvau perkėlis. Čia maty ir tas kalnas. Tai tu kalnų sunkiai ein, nuo kalną gerai ein, bet jau nusileid nuo kalną ir buntas jau nusileidims, tada atsijalk, man atrodo, biškį giliau pradėt lyst ir ten grinai apačioj irgi užsikiš žodžiu. Ir va čia dabar bus toksai pradėti turėtų dūst. Jo, kaip ir sakiau. Bet jo, va, grinai dūst. Žodžiu, išlipo pasižiūrėti, nu žodžiu, šitam durpinam, čia kur sakė, toks smėlis durpins, nu čia tai per giliai aš sėja, akivaizdžiai, pažiūrėkit, čia lėkštas lindi, belė kaip giliai sėja.
Blemba, kaip durna gaunas. Čia kaip gilėsėja aš. Nu, čia tikrai per gilė, čia reikia kelti. Nu, aš jau ir taip pakėliu. Žodžiu, aš mėgins dabar pasikelti biškį ir tad reiks dar pasitikrinti, koks gilis tenai ant kalno. Nes vat su pup durna yra, nes kai pup aug, tipo jinai turi būti gilė, dėl to, nes kai jinai leidžia šaknį, tą šaknį sustumi viršų. Tai dėl to pupas ir sėjas tipo giliau, bet čia jau biškį aš per gilė sėjai. Nu, tai tiesiog biškį kilstelim dabar, vat raidį paspaudėm ir pačius ajalku kilstelsim. Nu va, kilstelėjau. Šiaip daug kilstelėjau. Nu tai durpynan gal dabar gerai bus, bet supranti, tas ir kad nesinors ant tą pasigauti, nes kad nepasėčio čia normalio, ten kitur, vien žodžiu, 3 cėmų gilį, nes, nu, taip yra, žinot, čia. Lent giliau skirtingos žemės ir šitoj vietoj jinai lent giliau tiesiog. Užvažiuosim į viršų ir pasitikrinsim, kokie ten bairė. Nu, iš karto lengviau traukva, šitą jau neslėpkim faktą. Bet jeigu ten viršui man bus labai negiliai, tai reiks gilinti ir всё. Arba reik važiuojant kiloti tipas ajalku, dar toks variantas yra. Nu ką, kokios dabar yra žinios? Čia jau nelabai giliai sėjas. 5 cėmą, sakyčiau, panašiai kažkur mažiau gal gaunas. Šiaip visai normalin, kad ir 5 cėmą. Bet va, man jau nepatink, čia jau va, toks žemė matot. O tokie va, saus labai yra. Ne kažką, žodžiu, ne kažką. Čia irgi va, pažiūrėjus. Blembam. Kažkokiais būdais atsidarė man tas liežuvėlis ar kas ir išlip ir žiūri visą klavamžį užsikyšė. Ir dabar nežinau, kad man šitaip atsitika ir kiek aš neapsėjo. Žiauri daug sėklos išbirėjo. Blemba. Vis va šitie, realiai beveik vis iki vieną buvo užsikyšę, primeskit. Įsivaizduokit, aš juos atkišinėjai ir aš nesuprantu, kodėl pastovi bir. Atkiš vieną ir vėl bir, galvoju, kas čia per šut. Bam, ta džiur šits gaidys. Atsidarys, eik tu savo, galvoju, nu žodžiu. Žiauri pasigavo čia. Problem tame, kad nežinau, kiek aš apsėjau, kiek neapsėjau. Nepavydėtin situacija, kažkaip nesąmonė visiškai. Kažkaip įsišoka, žinai, nu, nepasižiūrėjo ir iššoka. Žodžiu, nu tikrai durna, bet nu padarys, žinai, ir kaip ir jau. Dabar važiuos ant viršus, bent jau porą važiavimų. Tikiuosi, kad čia ne nuo pat pradžių buvo. Porą važiavimų persės. Nu bet tik kuo aš galiu padaryti, žinai, pats žioplus nepažiūrėjo. Bet tuo pačiu ir nesitikėjo, kad gali tokia nesąmonė atsitikti. Tai va, biški negera ir taip tos sėklos man nebedaug lyka. Gal sakyčiau net gera, kad užsikyšo. Nes jeigu nebūtų užsikyšę, tai būčiau pasižiūrėjęs po kiek laiką. O, tušis bunkeris. O apsėjęs, nežinau, hektarų. Kūkūvent, žodžiu. Reik dažniau tikrintis. Žodžiu, hebra, aš susidėjau mikrofonų, tai dabar mani geriau girdėsit, nes nesveiks vėjais. Tai va, dabar akmenų rinkims vyks. Man jau reik sėklos, bet tėtė išvažiavo, nes atvežė kasų, tai dabar neturi kas man sėklos pakraun. Varočių akmenų parinks, nes kuo šis stovės kaip lopis. Varo, akmenų parinks kažkūną. Nu, 8 antrų, pučiuo, padėlioja 8 antrų. Pučia, bet. Nu, žodžiu, hebryt, parinkam čia biškį akmenis. Nefilmavo, žinai, nenori filmuoti žmonių. Ne visiems gal patinka, kad jas filmuoji. Tai ir tokių vietų, nu, kur tiesiog nefilmuos, nes vis tiek, žinai, privatums ir taip toliau. Žiūrėkit, koks gražus nemunėlis čia. Wow. Va, prišyta laukelė, va, tefa, fainiai. Žiauri daug akmenų čia. Nu, čia toks baisulinis lauks yra, nežinau, iš kur toks baisas. Labai daug klinčių tokių. O tos klintis gera keliui. Tai va, mes visus akmenis dabar vežom ant kelią ir juos dėliojam. Tai va, tokių mažų akmenų, labai gerai, žinai, tarp tų duobių. O čia va, pažiūrėkit. Oi, baisas, ta kelias va yra žvejų. Ar kieno čia palikt, o toksai, oi, nes buvę šitie partpreis, bliomba, koks šių krantelis, kaip hatelė čia į tu, eik to savo. Nu, nuostabs nemunėlis, hebra, plats, čia maudykla matas, vat net yra. Wow, king in the castle. King in the castle. Eik tu savo, nu čia fainė. Žiauri gerulė vieta, eik tu savo. Pažiūrėk, koks šlaits, nu tipo, nu nuo žauns ateinčių, va atsigult gal, pasidėgit, wow.
Žodžiu, matau, kad tėtė grįžo, reikia eiti. Niekas šiandien daug nepadėjo, pusvalandų čia parinko, bet geriau negu sėdėti traktorį ir nosį krapštyti. Biš prasidėjo, tas sėdėjims tai irgi, žinai, nėra sveiks, man žodžiu. Va, toks va keliuks, kaip džiunglės, lietuviškos džiunglės. Tai va, tiek sėklos beliko. Vienas didelis maišas, kiek jis įsveria apie 900, sakyčiau, ir šitie du mažesni. Šitam laukui turbūt neužteks, bet jeigu neužteks, tai velniai nematė. Prisėsim turbūt avižų ir kaip jau tai užaugs, taip užaugs, žinai. Kažkas vis tiek užaugs. Kaip šitas vėjas dinga, kažkaip papuolė į tokių užuovėjų, kur vėja nėra. Šiupelinovs, sens geras. Ir dabar sens geras atrišims. O čia jau matau, rimta užryžti yra. Rimta, tai turiu menį nesąmoningai. Ai. Da vienu mažu gal reiktų pilti, ypač da tilptų tas, a gal nebepil dabar. Žodžiu, va tiek yra, numėginsim pilnu bubit. Na dabar. Ne, žemyn. Biški pupyčio ant žemės prapylėm, kaip matėt. Bet žodžiu, ne veltui yra toks posakis. Kas nedirb, tas neklyst, kas dirb, tas klyst, žinai. Žmogiški ir klyst vien, žodžiu. Tai va, bundelių va tokių iš biržų duonos. Su džem va tok viduj, reik šaut vienu, kad bitskė būtų kaip halka. Nes aš jums noriu parodyti, kaip įrankis Alansis 2.0 veikia. Nurgu, hebrid, sveikinu su jums iš namų. Tai dabar aš jums parodysiu, kaip Alansis 2.0 sistemytė atrodo ir žiūrėkit, šitoks užrašiuks. Tai spaudžiam atidaryti žemėlapį. Ir dabar čia turim daug visokių prikoliauskų. Tai va taip atrodo pats sistemytė, turim čia labai daug pasirinkimų, kurie ir vadinamų sluoksniais. Pasėlių kokybės vertinimas, pasėlių derlingumo zonų identifikavimas ir derliaus kiekio prognozavimas. Įsijungiam dirvožemio organinės anglies kiekį. Čia dabar yra tas pats lauks, kurį mes va dabar išdirbam. Tai čia yra didelis dirvožemio anglies kiekis, gera struktūra ir aukštas biologinis aktyvumas. Šitam laukan yra nemažai humusa ir jis yra aukštą produktyvumą. Gerai, dabar pasižiūrim dirvos erozijų. Bam! Va toks spalvyta ta laukelė ir palei legendų šitam laukan vyrauja nedidelis erozijos poveikis, gali pasireikšti lengvas maisto medžiagų išplovimas. Šis laukūgalis teisai drėgnus yra. Čionais tikrai yra erozijos. Nes ne prie pat mišką, nedžiūn, nu tak probleminė vieta. Tik turėkit laiką, norą ir va, galit praseit pro visus šitus sluoksnis ir įsigilinti į savo laukus. Tai va, ir čia buvo įrankis Alansis 2.0, visiškai nemokams, naudokit, džiaukitės ir ūkininkaukit protingai. O dabar grįžtam atgal į video. Tai va, čia kaip ir minėjau, palikti toksai yra, pieva, tai gražbus, porą hektarų gaunas plius minus, nes va iki šitos vietos. O kur dabar reikia pažiūrėti, kiek sėklos, eik tu savo užkliuvoja. Reikia pažiūrėti, kiek sėklos bei yra. Nu, kas sėkla gera. Oi, blemba. Koks vėjas, na kosmosas, vapšė. Iš kitos planetos orėlis, šis sako Saturną vėjai, 200 km per valandą, maždaug toks jausmas. Tikon, dabar apvažiniai krašts, vidruk, pritruks po tą sėklos, tai dabar apsivažiuoj.
Žodžiu, tai esmė tokia, aš dabar susidirbo visų šitų kraštų, apsisėjo ir dabar mes nebesėsim kraštų. Tai realiai dabar va, aš stovint apsėtos vietos ir važinėsim į laukų su tokiu lankelį realiai va. Darysim lankų, aišku persėsim, bet įvažiuojam va ir vsio, nu, tipo, ar tas kraštas apsisėjo. Anoj pusė irgi taip pat. Varysim kuo daugiau į dešinį pusę, kad nepalikti jokią tarpelę ir apsisukinėsim ant apsėtos vietos. Nes šitaip saugiausi, kai nežino kiek sėklos lyga ir dabar jas garantuot, kad tiesiog kraštam užteks. Dabar va atvažiuojam ant lauką galą, realiai biškį va daugiau užleidžiam, sukamės va šitaip ir va aš sėjalku tik dabar va pakeliu. Nu ir vsio, nu ir šitaip darysim, susimens tie laukų gali biškį, bet nieka vis tiek užaugs tos pupytės. Nu hebryt, kad ir kiek būtų gail, pupų sėklų finito turbūt. Žiūrim, ku čia turim, bet jau, oi, viskas hebra, nieko nebėra. Net nežinau, ar užteka šitam važiavimui, nes dar dariu vienu važiavimu. Nu greičiausiai reiks tam važiavimą ant viršaus pavyzdžių užvaryti. Atidaru šit, reikia vis pups išvaryti. Nors palauk, geriau va, atidarom nuo ragėlis. Ir atidarysim, kad visos pupos išbėgtų ir varysim į dirbtuves, įsipilti avižų. Žodžiu, reikia kuo greičiau suktis. Nu, atsikyš. Žodžiu, nieko nesuprant, kažkur kažkas neleidžia uždaryti. Jeigu aš šitą atidarau. Nu, dabar šitą atidarom. Greitai išsivarom. Gerai, čia bunkerį, bent jau vėjs neapuč, blemba. O eik tu savo pažiūrėkit, kaip čia jau palūžė. Šitie va kokie išlūžė yra. Yra nemažai kovos randų, akivaizdžiai. Geriau būtų taip daryti važiuojant, bet aš neturiu kas pavairuota. A vienas, tai žinot, čia nerizikuosi. Čia vieno aš pridariu, nes pro jį labai bėga. Ir matas, kad jis dabar pridaryts yra, mat. Tas liežuvėlis, nes baisiai pro jį bėga. Šitą padaryti reikia būtinai. Na ir kai važiuosim į dirbtuvę, da čia nubirės. Pralakėm dabar pirmyn atgal ir vsio. Dabar mums reikia užsikurti žvėrį. Tikiuos kursis. Liot. Gal kitoj vietoj numesim biškį. Čia gal kažkur prie tų šakių numetam, o čia niekam nemaišysis, žinot. Oi. Opa. Всё. Dabar reikia liežuvėlis persistumdyti šitas visas ant dviejų panašių kabutą. Šitaip su ranka, op, tik tas. Šitaip. Geras stumdyms, nebiš su ranku. Kirstel vienu. Vsio. Kai kur vat nulūžė yra ir nesimato, kur tas, žinot, dvėjas tiksliai turbūt. Du. O, avižų maišus. Nu, kebra. Pil. Ant dviejų. Du.
Pusė sejalkos panašiai. Bet tai niekam tai išsikas ten. Niekas nebelyka jau. Nerks kėlė. Biškai daugiau negu pusė sejalkos. Hebrid matuosimės normidį. Susidėjo lovelis jau. Gail, kad neužsirašiu, kiek turbūt avižų. Nu nepagalvoju, kad jis vėl raksėt, žinai. Bet kiek atsimenti, koks 2 rats reikia sukti atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну, Hebrid, back to the game! Всё, pučiam, dulkam, pučiam. Pažiūrėkit, koks sausro. Nusistatėm normų, grįžo tėtė, biškai man padėjo, greičiau gavas. Nu, Hebrid, susijungiam visko. Nežinau, kaip čia dabar su tam technologiniam daryti, biškai durnai gaunas. Ai, važiuoju, kaip važiavo. Aš važiuosiu tiesiog palei pat, kur pupsėjo, ten ir pat avižus eis. Reikti pat varyt, kad ten biškai susimaišys tos pupos avižomnuti. Nieka gal baisos, ne, kaip jūs galvojat. Ai, aš vis dar tie pat seivent, žodžiu, daro kaip ir, kad trūkum sėklos būtų. Nebesisukiojant tų galų, nežinau, labai nebedaug čia lyga, tai nusprendžiu, kad velnė nematė, tiesiog pabaigs taip pat lygiai sėti, žinai. Lekiam, Hebra, mes pučiam! Всё, Hebrid, baigiu. Bliamba, didžiulis lauks. Galim būtų sakyti šitų laukų vadinti piliakalnį nuo šiol dėl tų kalnų, nes daugiau tokią neturim panašus. Turim dar va tiek avižėlių, kaip galvojat, hektarų užteks. Tiku, važiuojam, Hebra, paskutinis hektaras. Totorkalnis, Hebra, va toks va kaims yra. To aš jums pasakysiu prikolinų faktų apie Totorkalnį. Tai vien žodžiu, Totorkalnį pavadinims ir Totorkalnis. Nes ten 1640, nu žodžiu, kažkelintais metais tenai gyvena vien totorė tipą. Ha, stumykla. Norėčiau ten gyventi, ger viet gyventi ten ant tokia kalna. Ant Totoro kalną, kaip aš sakau. Tai va, o dabar gyvena vien lietuviai, nebėra totorių, išvarė kažkur pabėgo. Nusprendė, kad Lietuvoje čia ne kažką ir išvarė į Liepų gatvę. Nu čia vien dėl gatvė, tak, sakyčiau, Pučiakalnės pagrindinė gatvė čia yra. Bet va šitoj Liepų gatvėje seniau labai daug žmonių gyvendavo, atrodo. Nu ten yra dar Alitukai, bet ten nežinau ko gatvė. Ten irgi nemažai dabar gyven. Nu žodžiu, aš daugiausiai laiką praleisdavau Liepų gatvėje. Čia būdavo kašys man, nebėra ta kašė, nulaužė. Kažkokie nekadėjai, loždavau kašį. Nu ir tikrai buvo smagu. O čia va bibliotek ir seniau ateidavo čia prie kompa, ten galėdavo lošti į 8, nu man žodžiu, toks nesąmonės. Tai realiai tie kompai būdavo visą laiką laisvus, nes nelabai vaikų žinot tam kaimon. Tai ateidavo aš, mano sesė ir mano pusseserė dar kiek atsimenu. Ir žaitin. Galėdavai Minecraftų palošti irgi, nu tipo negalėdavai, nes būdavo negalimi kompų siūstis, bet aš atsisiūsdavo, įsijungdavo koks i8 ir ten kur i8 žaidimo langelis, sumažindavo Minecraftą vaizdo ir įdėdavo į tų langelį, tipo kad žaidimų per i8. Buvo toks protingas būdavo ir bibliotekininkas neprigaudavo manęs. Blemba smagi buvo. Dabar tikų visi Vilniui, Kaunų, bariukai, aliuką, cigariuką, normals gyvenimas nebeįdomus. Per šit grumsti gerą kratą, žinokit. Beveik tušyk kaip kratą. O čia tai nesąmonė eina šik. Man sakė Jūris, kad čia prastai susidirba tipo ir kad labai kyšis sejalk, bet nesikiš, praeintė grumsta kažkaip. Hebra, baigiosi! Su lempom jau varėm, dar šiemet neteko jungt lempų, vien tik veigalinę, reiktų galins geresnis įsidėti, biškai tokios levovos. Čia jums turbūt labai prasta matas, bet čia va tas lauks ir mes baigiam sėti. Mėnulis vargi šviečia, va toksai beveik pilnai. Tikon, Hebrid, всё, varoš namo,
šalt, gerklis skauda, noris jau megučia, nu bet dar man iki megučia toli, nes man tai iki biržų važiuoti pusvalandį, žodžiu, tai bet čia nesmė. Tai va, ačiū, kad žiūrėt video, ačiū, kad palaikat, kad pakomentuojat, palaikinat, žodžiu, ir kad esat maladėts, ir kad esat gerų žmonės, nes mes turim būti gerų žmonės, o ne kokie tai asilai. Tai va, hebryt, susimatysime jau greit kitam videokan, nepasiduokit, gyvenimėlis geras, laikykitės.